Labas vakaras visiems. Na ką, dar viena puikiai pavasario diena ir dar vienas puikus pusvalandis kartu su TV pagalba. Taigi šiandien nusiteikite jį praleisti šmaikščiai ir linksmai. Jūs bandėt nueiti aplankyti savo pronukį su gimtadieniu ir jūsų neįleidžia. Jei tikros senelės neįsileidžia į namus gražiuoju, mes ją padovanosime kaip dovaną. Močiutė, tik neišsigąskit dabar, mes jūs paslėpsim. Palauk. Aukščiau vaikai. Įspūdinga TV pagalbos laida iš karto po reklamos, taigi likit kartu. TV pagalboje šmaikščiai linksma šio vakaro istorija. Istorijos herojė močiutė jau tapusi prosenelė. Ten nori iš TV pagalbos vienintelio dalyko, kaip nors, bet kokiom priemonėm, bet kokiais būdais aplankyti savo pronukį. Kadangi senolės jauna karta neįsileidžia į namus, o šiandien kaip tik pronukio gimtadienis, tai mes ją padovanosime kaip dovaną. Ačiū Jums, čia eina. O kodėl čia? Čia labai aukštai reikės lipti iki 15. O čia būtų žemiau? O ten 15 žemiau yra. Gal. Palauk. Tai turim pavargę labai. Ir neatsuksi atgal, prieš laiką lygus visi. Mes išmanom savo darbą, viską padarysim. Žinai, kiek aš turiu metų? Nežinau, bet atrodo gerai. Spėkite. Koks 56. Ką? 56. 5 jau pabaigsiu, 85 metus pabaigti balandį. Taikit, jau kulis. Ja. Bet taip gerai atrodot. Ką? O klausykit šitą, o tai gal darėt pasitempimą biškį raukšnių? Gal esi tą? O pas daktarą, pas chirurgą čia tvarkėtės ką nors? Bet būna, Ko tu būni mūsų? Benedikta, aš nežinau kaip jūsų laikais, bet dabar būna šiais laikais, kad žmonės taip tiesiog paįvairina savo romantinį gyvenimą. Bet būna kartais žmonės, kad jiems nusibosta bučiuotis ir jie tą savo romantiką paįvairina. Diržai, sodinėm kepurėm, lateksiniais rūbais. Jūsų laikais taip nebuvo? Ne. Tai Benedikta, klausykit, tokia faina, stipri moteriškė, tai ko čia jūs mumis pasikvietėt? Šitą vos skaityti. Tamsta. Skaityti. Taip, Jurgita Stopelytė gyvena Vaišvilos tokiam ten. Pedėlėje valytoje, centro valo kontorą 2 aukšte. Ačiū. Galima sakyti, kad jūs įtarėte, kad jinai truputį užtrunka ilgiau be pagrindo nedarbe. Taip. Taip. Ar manot, kad jinai bledavoja? Aišku, bledavoja. Su draugėms ir visko jie. Anūkas parvažiavo vakarį, parvažiavo iš darbą. Ir mes teisingai su Gediminu supratome, kad anūkas jūsų yra geras, o ji yra bloga. Taip. Žadėjai teisę. Ne, kur pradėjai. Vieną sekundę mes čia su jom paskalbėsim. Tai va tu ir galvo, kaip patekti, o aš dabar kažkaip galvoju ir medituoju visai kitus dalykus.
Kodėl va tas kartų konfliktas, it koks skėrių būrys, paskui kiekvieną mūsų kartą slenka. Ir va jaunimas niekada nesutarė su senimu. Senimui trūksta kantrybės tą jaunimą suprasti ir priimti tokį, koks jis yra šiandien, čia ir dabar. Jaunimui trūksta kažkokio tai pagarbos ir kažkokios tais... Jėza, apibučiaus, išės į brungelis pabučiaus, negalėjo naudą taip gyventi, negalėjo gyventi. A, tai jie tą vaiką susidėję sugyveno? Taip. Jonai, tu dabar man teisingai pasakyk, kur ši sistema. Nu. Problema yra tokia, kad proanūkis negali būti pasveikintas močiutės, nes močiutės anūkas nesutarė su savo žmona, dėl to močiutė va tiesiog yra nukentėjusi. Neįleid. Pagalvok, privakis. Jūs bandėt nueiti aplankyti savo proanūkį su gimtadieniu ir jūsų neįleidė. Neįleid. O kodėl? Nu, Nukenčia ne jinai, o nukenčia jos proanūkas, nes jisai negali matyti savo promočiutės. Taip. Tai galime tarti, kad jūsų anūko žmona su jumis nenori bendrauti. Jūsų nemėgsta. Kaip nemėgsta. Močiutė, o jūs viena bijote važiuoti, ar kas yra? Aš bijau užsikveitėl jumis. Jūs privalote pasveikinti savo proanūkį ir mes jums padėsime. Nu, padėjus, dabar važiuosi mane. Taip. Viena tik yra sąlyga. Mes padarysim viską, ko jūs čia paprašėt, bet ar jūs esat pasiruošusi klausyti mūsų ir pasiruošusi padaryti tai mūsų būdu? Nu, ką reik pasiruošti? Ne, tai mes pasiruošim, bet ar jūs pažadat, kad jūs klausysit mūsų, nes šiandien nebus lengva patekti? Kaip nelengva? Nu, Jonai. Ar nori, kad gražu viskas būtų? Ar nori, kad piktai ateitumėm pas jūs? Nu, neteisingai paklausim. Duokit ranką. Pone Benedikt. Ne. Visą karštį. Ne, mano šal. Ar jūs pasitikite mumis? Gerai. Ačiū. Pasitikit mumis. Labai. Mes išmanom savo darbą, viską padarysim. Jonai, noriu ką pasakyti. Aš norėčiau pasakyti, kad tu pasakai neteisingai, bet negaliu pasakyti, kad tu pasakai neteisingai, nes tu teisingai viską pasakei. Gerai, kad aš manau, kad vienoje vietoje tai mes tikrai sutarsim. Tik aš turiu suskaupti, nes man visą laiką būna nedrąsu ditetą pradėti daryti. Laiko nesustabdyk ir neatsuksi atgal. Ko čia galima kalbėti, labas Jonas. Mums reikėtų šitą dovaną kaip nors papuošti. Nu, papasako, kas yra Trojos arklys? Tada, kai reikėjo užkariauti, arklyje pasislėpė žmonės. O ką reikėjo užkariauti? Ar reikėjo užkariauti? Nežinau. Troja. Jie pagalvojo, kad čia dievai atsiuntė kumelį, nu kažką tokio. Ir jie parsivežė tą arklį į savo miesto sienas, nes Trojos sienos buvo labai stiprios. Ir šventė gėrė. Tada tie visi pasilikę, vadinkim jos tarsi graikais, jie išlindo iš virvutėmis, nusileido iš to arklio pilvo ir visus. Tai tik pabaiga bus mūsų kitokia. Jo, nieks nieko nepils. Tai čia bus ne Trojos arklys, o plungės šaldytuvas. Ne? Gražiai skamba. Plungės obeliskas. Obeliskas. Spalva bus žydras obeliskas. Jonai, mes ateisim dar šį vakarą dar vienas dėžės, gerai? Tilpo? Taip. Pastauk. Man, Jonai, atrodo, kad trūksta balionų. Taip, gerai pasakėjai. Gerai, kad pritarė. Einam paieškoti. Balionų pasaulis, dėvėti rūbai. Kur tas balionų pasaulis? Aš turiu visą laiką baimę, kad sprogs. Daugiau? Žinokit, sprogs. Negalbūt. O klausykit, čia stilingas toks būtų, jeigu aš parveščiau lauktuvę, ar ne? Nu, tik vaikui balionų išeitų už tą. Ko tu čia skaičiuoji mano pinigus dabar? O kiek balionų išeitų, jeigu mes, pavyzdžiui, tiek to. Nepešėm kilių. Sugadai, Jonai, nuotaiką būčiau pirkęs damai rankinį.
Nu, mes tokią dovaną darom. Tai aš jau dovaną. Prisidedat? Prisidėsiu prie to. Kaip mums paskelbti jūsų? Nieko man nereikia, niekas kelti. Mes niekam nesakysim. Ne, mes kaip ne. Čia iš prie to paties. O tai gal galite tada dar čekį duoti, kad mes galėtumėm pinigus atsimti? Gediminai, Aš klausau tavęs, kaip Jonai. žiūri tavo mergina, kad tu su visom bučiuojasi, Basti? Nu, vat, su gražiom dar, su močiutė. Aš į rankinukų parvežu. Tai įmam tą rankinuką tada reikia parvežti. Tu rūpinkis savo rankinukais, Rankinukai? gerai? Kad aš vežu Benediktą 16, tai čia palibom. Čia yra bus Benedikta mobilis. Benedikta mobilis. Pasakyk, Benedikta mobilis. Benedikta mobilis. Kaip? Benedikta mobilis. Tu taip išeina. Benedikta mobilis. Jo. Va, ir važiuojam kitos, na, iki Pronukio ir viskas. Iki Vaišvilos gatvės, kitaip Va. tariant. Ir viskas. Ne, aš nesutikčiau su jumis. Nu ką reiškia viskas? Va tada ir prasidės plungės. Obeliskas. Plungės obelius. Obeliskas. Obelius. Pasikartokim, plungės obeliskas. Važiuojam! Benedikta! Tai... Klausyk, bet man vis tik yra neramus. Jeigu. Taigi, tragiečiai pragėręs, tu nori sakyt pragėręs savo... kraštą. Nu, savo pilį. Savo... žemę. Pragėręs. Gėrė ir nematė kreivės. Mintis, jūs... Kaip ten tu sakei? Tai baisu. Užduokit konkrečiai, ką norit paklausti. Noriu pasakyti, kad tu tais laikais vynas buvo. Jonai, vynas jau minimas yra. Minimumas ar buvo? Minimumo nebuvo. Minimas ar buvo? Vynas minimas yra Biblijoje, Nojaus laikais. Ir buvo tokia scena, kai jau patvanas atsitvanavo ir Nojus prisigėrė ir nuogas nugriuvo palapinėje. Įėjęs sūnus iš jo labai juokėsi, o jo vardas buvo Chamas. Močiute, mes dabar važiuojam sveikinti jo su gimtadieniu, o ne paimti, nepavogti ir nepadalinti žydelių. Prašom. Ką? Va, žiūrėkit, ponė Benedikta, kad mes patektumėm vidų, mes panaudosim plungės obelisko metodą. Ir jūsų anūkui bus staigmena ir mes į vidų pateksim. Pasitikit mumis? Laikykit. O kam aš būsiu? Čia geras klausimas. Į vakarą. Taip, pateksit, bet dabar stovėkit čia. Galite užsimerkti. Močiutė, tik neišsigąskit dabar, mes jūs paslėpsim. Ne, nieko nebijokit. Supratau. Čia labai aukštai reikės lipti iki 15, o čia būtų žemiau. O ten 15 žemiau yra. Gal, palauk. Laikai? Palauk, padedam. Labą dieną. Labą dieną. Dovanų laukėt? Ne, nelaukiam. Gediminas, užeikit pas mūsų svečius. Kaip vardas? Jurgita. Malonu, Jurgita. Palaukit, pasiimsiu. Mes iš tikrųjų atvežėm dovaną. Aišku. Ar norit pamatyti dovaną? Norim. Tikrai? Tikrai. Kaip manot, kas galėtų būti viduj? Močiutė. Iš kur žinot? Žinom, kaip nežinosi, tokių problemų pridėti. Nu, pažiūrim, ar čia yra močiutė? O przypleczyński bunik, marzenieli, co to marzenieli, a jeszcze tam rączki babuciusu jedzą, a ja mam tu ikony, a smysł kada, kagieli. O tai kodėl dabar čia tada su tom atvažiuoja, su tom mašinytėm? Taip yra, jie tokie yra, visi jūs pažįsta. Durytės yra išlaužtos, kas čia buvo?
Čia buvo, atėjau. Kas? Atėjo vaikų tėvelis aplankyti vaikų. Nakties 1 valandą girtas ir išlaužė duris, nes neįleidau. Čia dažnai pas tave tai būna, kad va, taip naktį nežinai, kada gali sugalvoti kas aplankyti. Taip, pastoviai. Nežinau, tiesiog. Pastoviai tai būna, ateina 5 valandą, buvo labai girtas atėjęs iš viso. Ką tu žadi daryti? Nežinau, dabar visą laiką policiją kviesiu, nes ką daugiau daryti. Teisingai, bet pareiškimus rašai? Taip. Ir jūs viena dabar auginate vaikutį? Jo, taip, viena. Ir turi čia tokių lankytojų. 1 nakties, 5 nakties. Jo. Ką kišamės močiutė dėžę atgal į nešt namo? O taip ir paliko visiškai. Jeigu jau negyvenat su jos anūku, tai kraustykitės lauk. Nei rubelio, nei... Paskambino vakarį, buvo 11 valandą, sakė, jisai kraustai, galvoju, taip gal girtai, kas nors. Ir ryte atėjęs su to broliu, tai... Ne, aš tik vieną dalyką, aš tikrai neteisinu iš tos močiutės nieko, bet ne kiekvienas anūkas turi savo prosenelis. Tai žinai, jeigu tau pavyktų atmesti tą visą, kas yra negražu, nu, nėra pikta, čia žinai, amžius nesusigaudo. Ten ateina jos anūkėlis, papasakoja, kokia bloga yra martelė ir bloga. Jeigu užteks jėgų, aš suprantu, kad gali ir neužtekti ir niekas tavęs už tai nesmerktų, bet jeigu užteks jėgų per tas šventes kažkaip, kad jie ten susitiktų, daug dievė, jinai dar gyvens kažkiek, tai tas vaikas vis labiau ją atsimins. Tai bus irgi toks, nu, tavo vaikui. Gerai. Manai, kad įmanoma taip? Nu, jo, jeigu ateina normaliai, viskas jau gali būti ir tėvelis jau buvo. Kelias dienas iš eilės negirtas, tai ir buvo su to vaiku. Tai ką girtas ateina, tai visokių problemų tada. Kokim gerai. Tie, jei supranti, kiaulį vis tiek atleidžia. Popa mano. Jėzio, man visoje žmonės. Gausiu parėkęs, tai auginsiu populį, auginsiu šitą. Palaukit, močiučiukai, dabar aš pasakysiu. Močiučiukai, jūsų liguistas noras atimti šitą vaikutį, jis yra neįmanomas, močiutei. Šis vaikutis gyvens... Palaikysiu, tu barės. Galima aš paimsiu? Močiučiukai, ar girdite jūs? Šis vaikutis augs su savo mamyte. Ar jūs girdite tai? Tai iš tikrųjų, buvo iš pradžių net vaiką atėmė, neatidavė, neleido nelankyti, tik su policija atsiėmėm vaiką. Tasme, jūs gyvenot kartu, susipyko, dabar tokia šeiminė problema yra. Atsisako vaiką išlaikyti. Supratau. Benediktas, žiūrėkit, jūs norėjote aplankyti savo anūkėlį. Aplankėt, va sėdi Kleckas jums ant rankų, laiminga esat. Nu, kad į vyrų nedaug vakar. Atsiprašau, jeigu tas vaiko tėvas ateina 1 naktį, nakties girtas. Ar girdite? Nesakysiu niek dabar, nesakysiu. Tai jeigu nebesakė. Aš pamačiau. Ar patenkinta esat dabar? Didelė. Jurgel, būtum galėjęs būti pirmonis. Aš mylėjau tai. Ne, jeigu muždavo pastoja, nu ką, Kas mušė? Darius. Aš mačiau, bet Bet jau jie viskas nebegyvena. Žiūrėkit, ar jūs patenkinta, kad pamatėte anūką? Ant širdelės geriau? Geriau. O kur mums bučkis į žandą, ką mes sugalvojom, kaip patekti? Kur? Man į žandą, kur bučkis. Ne, aš vakarį ne. Aš tik tai ronkelį pabučiau. Ne, aš ne kunigas, esu man į žandą. Parodė, ne. Pabučiau. Ačiū. Į Joną. Į Jurgą. Galėjo būti pirmonis. Jurgą, ką aš tai mylėjau. Ir dabar tebe myli. Tai žiūrėk, Myliai, dabar, su pagalba. tai šitais bučiniais mes, kaip sakant, ir nutraukėme transliaciją pavadinimu Plungės obeliskas. Va. Likusius Gediminas suspausdino. Ate. O nesustabdyk ir nesukijak.
Kantrybės. Na ir dar kartą kantrybės. Seniems žmonėms iš tiesų reikalingas tas dėmesys, bet esam laimingi turinti senolius. Jūsų vaikas iš jų pasisems patirties, išgirs neįtikėtinų istorijų apie praeitį, kurių ne vienas iš mūsų negalime jam papasakoti. O tai yra didžiausia vertybė. Tiek šį vakarą mūsų laidoje. Likite kartu su TV3 ir Lietuvos ryto televizija. Iki rytojus. Ate.